Žvelkime giliau į programų turinį. Kaip jau žinote, yra 9 programos skirtos dirbti su NESA. Pakalbėkime apie kiekvieną iš jų. Šioje skaidrėje sužinosite svarbiausios informacijos. Kaip nustatyti programavimo principus. Kaip žinote, galime naudoti nuo 1 iki 5 programų, tačiau labai svarbi jų tvarka. Jos išdėstytos pagal svarbumą didėjančią tvarką. Pirmiausia eina nuo 1 iki 9. Tai yra, jei turime 3 programas, tarkime 1, 3 ir 7, reiškia, kad 1 programa bus 1, paskui 3 ir 7. Tvarka niekada nesikeis, tai yra neprasidės 7, tada 3 ir baigsis 1. Visada bus pirmiau minėta tvarka. Turime 3 skirtingas fazes. Patologijoms naudojamas programas labai lengva suprasti. Kaip matote, 1 programa yra tik pradinė programa. Netrukus ją apžvelgsime plačiau. Tada svarbu suprasti, kurioje srityje, kurioje vietoje norime dirbti. Tam bus svarbios 3 programos – 2, 3 ir 4. Atlikę šios žingsnius, perėsime prie to, kas mums svarbiausia. O tai bus darbas su nuovargiu, darbas su skausmu, darbas su autonominė nervų sistema arba darbas su centrinėmis sritimis. Tai priklausys nuo konkrečios patologijos. 1 programa yra hormezės programa. Tai pradinė programa. Visų pirma, tai programa, pagal kurią pacientų kūną pripratinsime prie elektros srovės. Pacientų pripratimas prie elektros srovės yra svarbus, nes ne visi įpratę su ja dirbti ir ne visi turės vienodą reakciją į elektros srovę. Taigi, visada pradėsime nuo 1 programos. Kiek laiko jai skirsime? 1 kartą užteks 15 minučių. Po to, tai viena iš programų, prie kurių grįšime, jei matysime, kad yra tam tikrų netitikimų vėlesniais programavimo etapais. Visada galime grįžti prie 1 programos, kad pradėtume nuo pradžių ir grįžtume į teisingą režimą, kuriame buvome. Taigi, pradėdami terapiją 1 programą, naudosime 2-4 kartus, kol pamatysime, kad pacientui to užtenka, o tada tiesiog naudosime likusias programas. Žinodami, kur naudosime programą, rinksimės iš 2, 3 ir 4 programų. Šios programos, skirtingai nei 1 programa, kuri veiksminga naudojant tik centriniu lygiu, bus veiksmingos naudojant tiek centriniu, tiek metameriniu, tiek lokaliu lygiu. Visų pirma, reikia prisiminti, kad 2 programa skirta visos priekinės dalies ir visų priekinių raumenų moduliacijai. Tikriausiai kyla klausimas, kaip tai vyksta. Labai paprasta, technologija bus prijungta prie elektros srovės ir elektros srovė pateks per viršutinę dalį. Ji bus tiekiama į elektrodus, kurie prijungti prie radialinio nervo, o apatinėje dalyje elektra pateks per šlaunikaulio srities nervus, taigi šlaunikaulio nervas bus tiekimo taškas. Per šią sritį vyks visų priekinių raumenų moduliacija. 3 programoje elektros srovė pateks į viršutinę galūnę per alkūnkaulio nervą ir į apatinę galūnę per užpakalinį blauzdikaulio nervą. Tokiu būdu bus sukurtas elektros srovės tinklas, kuris moduliuos iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų visą užpakalinės dalies raumenyną. Dar turime 4 programą, kuri moduliuos sagitalinę dalį. Sagitalinės dalies moduliacija vykdoma elektros srovę tiekiant per vidurinį nervą ir į apatinę giliojo šeivinio nervų dalį. Bus prijungti elektrodai ir svarbiausia, tai nereiškia, kad nedirbsime su likusia sistemos dalimi, bet didžiausias poveikis bus daromas ir elektros srovė tekės šiais kanalais. Taigi aptarėme pradinę programą ir 3 programas, kurios padės išsiaiškinti, kurias vietas norime gydyti. Visą tai padarę, nustatysime, kokius veiksmus norime atlikti. 5 programa yra vienfazė ir tai programa, kuris skirta darbui su nuovargiu. Naudokite 5 programą, kai jūsų pagrindinis tikslas yra sumažinti raumenų tonusą ir dirbti su nuovargiu. Ji atliks svarbią funkciją, pavyzdžiui, neurologiniams pacientams susidurintiems su lėtiniu nuovargiu, sportininkams po varžybų ar pacientams po operacijos, nes taip pat galės jiems padėti. Priklausomai nuo tikslo naudosime ją centriniu, metameriniu arba lokaliu lygiu. 6 programa išsiskiria tuo, kad jos pagrindinis tikslas yra palengvinti skausmą. Kai mūsų tikslas bus numalšinti skausmą, dirbsime su 6 programa. Jos naudojimas labai panašus į 5 programos. Jei norime sukelti globalesnį poveikį,
Dirbsime centriniu lygiu, vėliau dirbsime metameriniu arba lokaliu lygiu, priklausomai nuo mūsų tikslų gydant pacientą. Tačiau yra programa, kuri svarbiausia iš visų ir yra pagrindinė programa mūsų technologijoje. Tai 7 programa. 7 programa atliks autonominės nervų sistemos moduliaciją. Matysite, kad pagal mūsų protokolą ši programa naudojama visada, nors ir trumpam. Ji yra visose protokoluose ir naudojama visoms patologijoms. 7 programa bus pagrindinė programa miego sutrikimams gydyti. Taip pat ją galima naudoti norint numalšinti skausmą. Be to, ji naudinga gydant emocinės patologijas, tokias kaip nerimas. Tai į protokolą įtraukta programa, kuri visada papildys procedūrą ir suteiks pridėtinės naudos bet kokiai atliekamai terapijai. Nustatydami ir dirbdami su ją, kaip ir su kitomis programomis, galėsite dirbti centriniu, metameriniu arba lokaliu lygiu, priklausomai nuo tikslo, kurio yra siekiama. Po šios programos yra 8 programa, kuri taip pat turi savo paskirtį – daryti poveikį centriniai nervų sistemai. 8 programa atliks 2 esminės funkcijas. Pirmiausia, ji gali paveikti nuotaiką, moduliuodama alfa bangas. Tai programa, kurią naudodami galėsite gydyti pavyzdžiui tokias patologijas kaip depresija. Ji gali būti naudinga dirbant su tokiamis patologijomis kaip nerimas. Taip pat su patologijomis susijusiamis su miego rodiklių matavimu ir pokyčiais. Ji taip pat atliks funkciją, kuri nurodyta jūsų protokole ir priskirta 8 programai. Taigi prisiminkite, kad 8 programa skirta darbui su centrinė nervų sistema, centrinė moduliacija. Paskutinė programa, kuri įtraukta į sistemą, yra 9 programa. Naudodami 9 programą, procedūrų metu moduliuosime trišakį ir veido nervą. Šioje srityje galėsime gydyti tokias patologijas, kaip migreniniai galvos skausmai, patologija susijusia su trišakiu nervu ir apatinio žandikaulio sąnariu. Šią programą užbaigime visų programų apžvalgą. Taigi, apibendrinant, turėkite omenyje, kad 1 programa yra pradedamas gydymas, kurį ketiname atlikti su neuromoduliacija. 2, 3 ir 4 programa mes dirbame priekinėje, užpakalinėje ir sagitalinėje dalyse. 5 programa mes siekime dirbti su nuovargiu. 6 programa naudojama skausmo moduliacijai. Prisiminkite, kad 7 programa yra svarbiausia, nes jis skirta dirbti su autonominė nervų sistema. Tuomet yra 8 programa, kuri atlieka moduliaciją centrinės nervų sistemos lygiu. Ir 9 programa, kuri moduliuoja veido ir trišakį nervus, siekiant spręsti problemas globalių lygių.